Labas ir ačiū už registraciją, gauti daugiau informacijos apie skolas ir apie tai, kaipgi atsikratyti skolų. Ir nors sąsaja tarp daugiau pinigų pritraukimo ir skolų grąžinimo gali netrodyti tokia labai svarbi, nes atrodo, kas čia tokio, aš panaudosiu triukos dėsnį, pritrauksiu daugiau pinigų, grąžinsiu skolas ir bus viskas gražu ir tvarkinga. Bet realybėj dažnai taip neatsitinka ir tai gali būti dėl to, kad vienam iš seminarų man labai įstrigo vieno dalyvio mintis, kad aš negaliu pritraukti daugiau pinigų, nes man labai gėda dėl to, kad aš turiu daug skolų ir aš tiesiog jaučiuosi nevertas pritraukti daugiau pinigų. Ir tas savęs smerkimas, gėda, kuri dažnai lydi pinigų temą, yra būtent tai, kas atstumia pinigus tolyn nuo mūsų. Ir dėl to ši mini mokymų serija, šiandien kalbėsiu apie tai, kokį pratimą aš rekomenduoju naudoti, ką aš pati naudojau skolų atsikratymui, o rytojaus seminaras bus apie tai, tapingo skriptas, kokį tapingo skriptą aš naudojau, kad paleisčiau su skolom susijusią neigiamą emociją. Dėl to, kad jeigu mes nepaleidžiam neigiamos emocijos, tai sugrąžinam skolas ir jos vėl atsiranda, vėl prisidaugina. Aš pati esu perėjus keletą tokių ciklų, kai aš atrodo gerai, sočiai, laimingai, turtingai gyvenu, tada kažkas tai pasikeičia mano situacija, aš pradedu lysti į skolas, tada vėl pradedu daugiau uždirbti, kad grąžinčiau skolas ir tada vėl grąžinu skolas, vėl pasikeičia situacija, vėl jos atsiranda ir taip vis blogėjo, kol atradau visus tos įrankius, kuriuos naudoju dabar ir kuriais dalinuosi. Taigi, pirmas dalykas yra pratimas ir aš kviečiu tave pasimti popieriaus lapą. Pirmą kartą rekomenduoju padaryti tai užrašyti ranka, po to galėsi perkelti į kažkokį Excelio dokumentą ar Google Docsą. Dabar aš naudoju, iki šiol dar baiginėju keliems žmonėms mokėti, tai naudoju šį dokumentą kaip Google Docsą, kad pasiekčiau jį tiek iš savo kompiuterio, tiek iš telefono, bet kur ir bet kada, nes visada, kai tik tai pervedu dar gabaliuką pinigų, iš karto noriu būtinai įvesti, kad matyčiau progresą, kad matyčiau, kiek daug jau sugrąžinau ir kiek dar liko. Taigi, pirmiausia, tiesiog mes pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai yra turim pasižiūrėti realybėj į akis. Ir aš žinau, kad dalį jūsų jau norisi išjungti šitą įrašą ir bėgti tolyn, nes nesinori net žinoti, kiek mes turim tų skolų, bet kad galėtumėm situaciją pakeisti, mes turim suvokti, kokia jinai yra. Tai dėl to pirmoji užduotis yra užrašyti visus žmonės ar įstaigas, kuriems esat skolingi ir parašyti sumą, kiek esat skolingi kokiam žmogui ar kokiai institucijai ir pridėti mažiausią mėnesio įmoką, kurią turit mokėti. Jeigu turit, pavyzdžiui, aš turėjau, kai sunkiausiu metu buvau skolinga turbūt 14 žmonių, tai aš turėjau susitarimą, kad aš pradėsiu grąžinti po kažkurio laiko, tai tuo metu tam žmogui gal buvo, kai kuriems žmonėms buvo 0 artimiausią mėnesį, bet žodžiu visi susitarimai, kokius jūs turit, kaip patys norit, kad būtų, tiesiog surašykit mėnesio mokėjimus ir tada išsirinkit, koks yra mažiausias mėnesio mokėjimas. Atsimenu mano atveju, kai dariau tą pratimą, mažiausias mokėjimas buvo už vandenį, komunalinės paslaugas, už vandenį ir mėnesio mokėjimas buvo 5 eurai, tai buvo tiek, kiek reikėdavo man mokėti per mėnesį, kaip minimum, jeigu nemažinant skolos, tai tiek sumokėti. Ir tada, dar virš to sąrašo užrašykit, esminis sakinys yra toks: aš trokštu laikytis visų šių įsipareigojimų ir kai kuriais atvejais padarysiu dvigubai daugiau, negu iš manęs yra reikalaujama. Taigi aš trokštu laikytis visų šių įsipareigojimų ir kai kuriais atvejais aš padarysiu dvigubai daugiau, negu iš manęs reikalaujama. Ir kurgi atsiranda tas dvigubai daugiau, tai yra, kad aš pasiemu mažiausią įmoką, kurią turiu mokėti, tai tuo atveju 5 eurai ir tada aš tą mėnesį sumoku už tą vandenį mokėjau 10 eurų. Reiškia, mažiausios įmokos aš sumoku dvigubai daugiau. Ir taip jaučiat, kad tai iškart jau kažkas pasikeičia, nes visų pirma aš užrašau juodu ant balto, kad aš
trokštų ir ketinu laikytis šių įsipareigojimų ir aš kai kur net padarysiu dvigubai daugiau negu iš manęs reikalaujama, tai yra aš kažkurią įmoką sumoku dvigubai ir tai iš karto jau pradeda keisti būseną ir galvoju, kad pasirodo aš galiu tai padaryti, kad tai yra įmanoma. Ir paskui pabaigoje dar susidėkit bendrą sumą, kokia yra skolos suma ir kiek jau esat gražinę. Tai yra, kad matytumėt progresą, nes jeigu jau kažkiek esat gražinę, tai kad galėtumėt irgi matyti, kad štai jau kiek kokią dalį esat gražinę, irgi kaip įrodymas, kad jūs galit tai padaryti. Taigi šiandien pirmoji užduoties dalis yra tokia, būtinai užsirašykit, o jeigu jau esate užsirašę, tai tiesiog pasitikrinkit, ar jūsų sąrašas, tai ką jūs naudojate, turi visus tos elementus, visų pirma įsipareigojimą, laikytis visų šių, norą laikytis šių įsipareigojimų, ar turit įsivardinę kiekvienam žmogui, kiek turit gražinti, ar įstaigai, kiek jau esat gražinę, kokia yra mažiausia suma ir ar galit padaryti, kad ta suma šį mėnesį būtų dviguba ir kad gražintume dvigubai. Na, o aš jau rytoj atsiųsiu jums tappingo skriptą, kuris padės paleisti neigiamą krūvį susijusią su neigiamą emocinį krūvį susijusi su skolų turėjimu. Tad būtinai laukit mano laiško jau rytoj, o kol kas būtinai padarykit šitą pratimą, nes jūsgi norit, kad tų skolų jūsų gyvenime nebeliktų. Iki rytojaus.